Galės pėstint į koncertą Kleboniškis. Mašinų yra. Pilna privažiavę. Šį kartą ne vieni būsim renginiai. Buvo pradėti rengti lietuviškieji vakarai. Ir tų lietuviškųjų vakarų metu buvo populiarinama lietuvių kalba. Nes tuo metu buvo uždrausta spauda ir lietuviški rašmenys. Buvo dainuojama tų vakarų metu, šokama ir vaidinama. Ir tų vakarų metu atsirado mėgėjų klojimo teatras. Tai mes šiandien atkartosime tą lietuviškų vakarų tradiciją. Po spektaklio kviečiame jūs neišsiskirstyti, o sudalyvauti šokių ir žaidimų programoje, kurią šiandien mums paruošė Panevėžio folkloro ansamblis Paskila. Bet dar nėra tų spurgų. Nėra. Tas spurgas, tai mes kieme ten prie sandėliuko atsisėdė, žinai, tai tas spurgas kvaps, toksai gyvos, tokia, žinai. Tu bet kur dėdavo? Aš kažkur neprisimenu. Šulinys dar susvirti. Senovinis. Klėtis. Kaimo. Bernų ir mergų. Miegodavo. Kas čia Gryčiai gyvena? Pečius. Tai čia visai senovinė, nes čia nėra palėpės, taip sakant, lubų nėra. Ne, bet visai sena, nes pečiaus nebuvo, tik toks pečius, matai rasla, jokių grindų čia nėra. Čia labai nuseno, senų laikų. Staklės audimo. Ai, čia krosnis yra. Lovos. Ai, pečius yra čia. Šitam. Čia gal kaip seklyčia skaitos, ne? Čia jeigu miegodavo, tai neseklyčia. Bet jeigu pečius, tai čia ir virtuvė ir miegodavo čia. Baliavodavo, žinai, didesnis, paskui už juo dar viena tokia, toks kambarėlis. Arba už turtingų. Šitas namas Gryčia tai jau daug senesnis, 1885 Šarimaičių kaime. Čia galima? Kibirėliai va kokie, staklės, šėpanė, stals koksai, dubenis, rūgpiniai. Visi baldai, salai, stalas, skrinė pasogos.
O ką su to darydavo? Čia tas, kaip išverpdavo siūlų, žinai, ant to, va, kur mes turim, čia, va, žinai, ir ant to, nu, tą, nu, tokie, žinai, kaip mes irgi suvydavom išplauti, kaip dabar. Nu, nesruoga. Nesuprantu, nu. Uždėdavo. O tai, o ką ant to tada? Kamolį. Tai irgi ir toks būdavo. Ai, tą patį darydavo? Nu, tą patį. O tai kada sukdavo į kamuolį, nesukdavo? Tai va, ant to, kai jau čia, žinai, išsidėdavo tuos, nu, kad, žinai, paskui į kamuolį, tuos irgi prasukdavo, žinai. O pagaliau ir matai su įrašais, kaip kad tu turi. Nu, Kieno buvo čia MK išsiuvinėta. Vardo ir pavardės raidė. nu. Ir tu pasižiūrėk dar. Kiek visokių bačkų, bačkelių. Tai ką tai kamarai laikydavo? Tai irgi maisto produktus visokius, viską. Ai, maistą tai. Nu. Ir šaltas būdavo rakydavo niekada nieks kad- neištasyta, tas- ne? Tai aišku, tos Kaip bernai, kaip per Petrą Kurmelį buvo užrakyta. Gaspadinės, kurios būdavo skupės, tai užrakindavo tą raktą, ten sūrė supelyje, bet neduos sviestą ar tą, kur ar žinai. Nu, pyragų prikepdavo, kaip sakydavo. Bet čia patalpai. Nu, čia jau biškai prašmatnes. Nu čia jau grindys. Spintas jau, matai, gražesnis viską. Paltai sukabinti čumodanai ant spintų. Mes turim senovišką čemodaną medinį. Siuvimo mašina. Tai mašinas tos tai zingelinės, tai geras. O tai jau čia kaip skaitęs, va, tu, da, kažkoksai Nu, tai čia gal irgi kamarėlė. tarsi- Nu tai suprantu, kad jau už sienos jau čia kažką mėgoja. Tai aš atsimenu, kaip Gal. čia Dvi nedidė. dukterys, nu, tai. Bet kai Medginas ten irgi buvo O. toj senoj Jo, sodyboj, jo, atsimenu, jo. prie virtuvės ir tokie ten Nu. kambarėlis kaip čia panašiai. Nu. Tarp seklyčios ir virtuvės ir toks Pas- kambariukas. Jėdzikai irgi nusipirkdavo, žinai, iš tų siuntinių, kas jau gaudavo siuntinius, tuos visokius kilimus ant sienų, žinai, tai mums tik gražu būdavo. Irgi tam kambarį, nu, pas ją tvarkingai buvo. Prieš 20 minučių Kleboniškių kaims užsidarė įsismėgo. Miesčionys į miestą turi